mėlyjeji klausytojai ir holistinio ugdymo instituto studentai ir visi besidomintys holistiniu sveikatos ir gyvenimo supratimu. Aš esu Gileta Indrašienė, holistinio ugdymo instituto vadovė ir šiandieną mes kalbame su dviem nuostabiais žmonėmis, puikiais mūsų lektoriais, profesoriumi Alfonsu Vainoru ir lektore Ieva Danielė, kurie šiandien pristatys holistinio ugdymo institute dėstomą naują dalyką, kurio pageidavo daugybė jūsų klausytojų, o šitas dalykas vadinsis žmogus, aplinka ir kvantiniai laukai. Tai kvantinio lauko teorija tampa vis labiau aktuali šiandien. Tai rodo ir eilė Nobelio premijos laureatų ir nominantų pastaraisiais metais skaičius. Kvantinių laukų tyrinėtojai vis aktualiau, vis labiau įsijungia į mūsų gyvenimą visur, visame kame. Ir mūsų lektorių aš paprašysiu prisistatyti trumpai, papasakoti apie save ir papasakoti apie tai, kodėl jums šiandien atrodo šita tema aktuali ir mums visiems reikalinga. Prašau, profesoriau. Aš baigiau dar tais laikais Kauno medicinos institutą, dabartinį Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir studijavau gydomajam fakultete biofizikos skyriui, kuris buvo tuo metu įkurtas. Tai buvo 64 metai, 1964, tai praeitas šimtmetis. Ir man teko garbė klausytis labai daug ženklių ir labai progresyvių dėstytojų, kurie išugdė manyje turbūt tą žingeidumo geną ir suformavo poreikį domėtis naujausiais mokslo pasiekimais visą mano gyvenimo laikotarpį. Pagrindiniai mano mokslo darbai buvo kardiologijai. Jau tada pačioj pradžioj, dar kada apie dirbtinį intelektą tik tai buvo pradėta kalbėti, mes kūrėm programas, kurios buvo sietinos su dirbtinio intelekto diegimu šitą medicininėje praktikoje, kūrėm diagnostinės sistemas pagrįstas būtent tuo. Ir teko bendrauti plačiai užsienyje su įvairiom mokslo institucijom, universitetais ir plėsti savo akiplotę. Ir visą laiką, kada tų tyrimų kelių man teko žygiuoti, paskui man teko ir dėstyti, ir studentam dėstyti, buvo akivaizdu, kad tos mūsų disciplinos yra kažkaip tai išskaidytos, kažkaip tai pavienės, jos turi mažai ryšio tarpusavy tenais. Ir kaip vieną visumą, kuri mus visus veikia ir kurioje mes gyvename, ten nebuvo kalbama. Buvo kalbama praktiškai tik tai atskirom sritim. Taigi kilo poreikis pradėti formuoti tokią pasaulėžiūrą tiek studentams, tiek man pačiam, kuri bandytų visą tai apjungti vienaip ar kitaip. Ir čia mano akiplotį dar turbūt prieš gerą dešimtmetį, daugiau kaip prieš dešimtmetį, prieš kokius 2 dešimtmečius, į akis krito vėlgi nuo Nobelio premijos laureatų darbų, į akis krito kompleksinių sistemų teorija. Ir jinai pradėjo formuotis ir įgijo pagreitį vystantis būtent nuo turbūt 8-9 dešimtmečio, praeito šimtmečio. Ir jinai vystosi ir šiuo metu. Ir sudarė tą pasaulėžiūrą kompleksinių sistemų teorijos bazėje, kuri atvėrė akis į platesnį horizontą.
kad žiūrint nuosekliai ir į visą visumą, trūksta kažkokios tai dedamosios, ant kurio visą tai stovėtų, tam tikros bazės. Ir va štai per pastaruosius ypač keletą metų, kaip ir sakė ponia Gileta, pasirodė aktualumas tos bazės egzistencijos. Ir tiek technologijų kūrimo prasme, tiek mūsų pačių savęs suvokimo prasme. Tai yra kvantinė fizika. Ant jos atsistojo visi mokslai gražiai ir jie labai gražiai susiintegruoja, susijungia teiginių formuluojama kvantiniai fizikoje pagrindu. Kadangi visas pasaulis labai stipriai pajudėjo šitų technologijų, kvantinių technologijų link, na ir mums pasirodė būtina, reikalinga sudaryti tokią galimybę mūsų plačiai visuomeniai su to susipažinti. Yra Vilniaus universiteto fizikinių ir technologinių mokslų centras, kuris savo studentams šitos dalykus dėsto, bet aišku, jie neapima medicinos, tos sveikatos apsaugos komponenčių, kurios ypač aktualios mum ir aš tikiu klausytojams. Profesoriau, ar galiu priminti, kad mūsų klausytojai šito kurso pareikalavo ir paprašė kurti po to, kai jūs pas mus dėstėte žmogaus fiziologiją ir jau ten palietėte kvantinės fizikos temas ir susiejote žmogaus sveikatą su kvantiniais laukais, su aplinkos poveikiais ir panašiai. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai kvantinis lygmuo sveikatinime, jis yra greičiausiai vienas iš pagrindinių dedamųjų tokiuose metoduose kaip psichoterapija, meditacija, malda, konsteliacijos, osteopatija, biorezonansas ir dar daugelį kitų. Ar teisingai? Būtent kvantinė fizika sudarė pagrindą visus tos metodus, kuriuos jūs išminėjot, ponia Gileta, apjungti vieną visumą. Kad tai yra iš tikrųjų poveikiai skirtingom priemonėm, bet siekiantis to pačio, jie nei vienas nėra kažko tai išskirtinis, kiekvienas turi savo pliusų, turi savo minusų. Ir mes skirtingai juos esam tos metodus įvaldę. Bet susipažinti su tais metodais, ko šiuo metu mes galim tikėtis, visuomenė iš tikrųjų labai reikia. Ir jeigu pasižiūrėsim į mūsų populiarią spaudą, medijos, įvairius informacinius šaltinius, mes matome, kad tie kvantinės fizikos reiškiniai svyruoja nuo raganų medžioklės iki ypatingo progreso visuomeniai. Tai tas išsibarstymas šitų nuomonių, aišku, nepadeda tom technologijom plėtotis mūsų visuomeniai. Ir toks bendras supažindinimas, aš nesakau, kad mes suformuosim supratimą kvantinės fizikos. Ką tik kalbėjome su ponia Ieva, kad citavau aš tokį žinomą fiziką, Nobelio premijos laureatą amžinatilsį Richardą Feynmaną, amerikietį, kuris sakė, kad jeigu kas nors pasako, kad žino, supranta kvantinę fiziką, tai būkit tikri, kad jis nieko nesupranta. Tų fenomenų mes iš tikrųjų iki galo suprasti negalim. Bet juos pateikti, tos fenomenus, susivokti juose, mes jau galim. Tos bendros visumos, to sudėtingumo šito pasaulio mes negalim pagrįsti ir turbūt tai, ko gero, mūsų protui ir nėra prieinama ir pasiekiama. Bet su ta plejada visų šitų reiškinių, nemistifikuojant juos, o pateikiant kaip de facto, kurie įrodyti moksliniais tyrimais, mes jau galim. Tai ačiū, profesoriau. Aš tikiuosi, mes tą ir bandysim su gerbiama Ieva šitos dalykus kažkaip tai pateikti mūsų klausytojams. Norėčiau dabar pakalbinti ir Ievą.
Kaip jums atrodo, keletą žodžių apie save ir kaip jums atrodo, kaip šitas dalykas galėtų būti naudingas, juolab, kad Ieva, jūs jau taikote praktikoje pačius įvairiausius metodus, gerinant žmonių aplinką ir kaip jūs įvardinote apskritai ieškant to vidinio giliausio savo potencialo. Prašau, Ieva. Taip, sveiki visi. Man labai džiugu, kad mes išvis kuriam tą programą, nes anksčiau tikrai nesijautė tokio poreikio didelio, kaip kad dabar. Paskutiniais metais tiesiog skamba šita tema ir šita aktualija per visus kanalus įmanomus. Ir žmonės ne vien tik klauso, bet jau ir girdi, jau išgirsta, kas tai yra. Ne vien klausyti, bet ir išgirsti yra labai svarbus momentas. Tai esam tokiam pribrendusiam taške. Va, o aš pati nuo pat mažens labai domėjausi, man tas klausimas, kaip viskas pasaulyje yra sukurta, buvo be galo svarbu. Ir pati būdama labai jautri, ypač aplinkai, neišvengiamai tada tu domiesi, kodėl viena aplinka tau patinka, kita nepatinka, kodėl vienam svarbu, kitam nesvarbu tie patys dalykai, ne? Ir taip jau gyvenime susiklostė, kad tikrai patekau pas pačius nuostabiausius mokytojus. Man tiesiog sekėsi, sakau, mano laimės turbūt dalykas, nes mokiausi pas meistrą Jevčenhajų, jau amžiną atilsį, ir pas meistrą Francis Leo, kuris yra iš viso tiesioginiai žinių perdavimo linijoje nuo 14 amžiaus. Tai reiškia, per vienuolynus, per vienuolius iš lūpų į lūpas tos žinios buvo perduodamos. Ir man teko tokia laimė mokytis pas tokį žmogų. Tai aš šiuo atveju tikrai nedėstysiu šitam kurse subtilybių klasikinio autentiško feng shui, kurį aš pas tos mokytojus mokiausi. Bet aš pasidalinsiu tomis įžvalgomis, kurios šiek tiek padės praplėsti požiūrį iš visų mūsų aplinką ir kame mes gyvenam. Ir prisiliesim prie tokių temų kaip erdvės daugiasluoksniškumas, nes skirtingi žmonės paliečia skirtingus aspektus. Ir man savo laiku buvo tikrai sunkiai protu suprasti ir sudėti kažkokią sistemą, kaip vienas kalba apie vienus dalykus, kitas apie kitus dalykus ir kaip jie visi tarpusavį koreliuojasi, kokios sąsajos yra. Ir aš tikrai skiriau daugiau nei 10 metų, tiksliau visus 15, netgi dar daugiau šiaip, turbūt suskaičiavus šitokiems tyrimams. Aišku, aš ne taip kaip mokslininkas laboratorijoje, aš daugiau per tą senąją išmintį. Rinkau tas žinias po kruopą ir dėjau į visumą, kaip tą tokį puzzlą. Vat mes žinom, kaip iš dalelyčių mes bandom suklijuoti tą visumą pasaulio matymo. Tai šiuo atveju šita programa, kuri dabar gimsta ir kurią mes dalinsimės šitam kurse, tai yra bandymas sujungti tą senąją išmintį ir tą dabartinį mokslą, tą kvantinės fizikos indėlį, ir pažiūrėti, kokios yra sąsajos, koreliacijos ir kas šiuo metu yra jau atrasta. Suprantat? Nes pati tam, aš laiką sakydavau, kad aš esu metafizikos atstovas, ne? Bet ta riba tarp fizikos ir metafizikos, jinai kiekvieną mielą dieną slenkasi kažkur kitur. Ir tai, kas vakar buvo metafizika ir nepažinu, šiandien galbūt jau pažinu, tik iki mūsų tai netėjo. Tai galima sakyti, šitas kursas, jis tai toks gana gyvas. Ir galima netgi tokia spėti ir tokią prielaidą daryti, kad kol mes mokysimės, mes dar kažką sužinosim ir dar kažką papildysim. O ko nespėsim šito kurso metu, tai perkelsim gal dar į sekančius metus, nes tai yra gyva ir visa tai tiesiog vystosi. Mes tikrai gyvenam unikalių laikotarpių, kada šitos žinios jos atsiskleidžia tokiais tempais dideliais, kad net tai, ką anksčiau žmonės ten per šimtmetį kažkokią kruopą atskleisdavo ir jiems tokie kaip wow, tokie nušvitimai,
Tai čia mes dabar pumpurais tiesiog dauginasi šitie atsiverimai ir tas pasaulis jis kinta akyse su pagreičiu didžiuliu. Tai va, tai mes tiesiog stebuklingam laikotarpyje. Ir tai va. Na ir žinoma, dar aš, kadangi pati kaip mineralų terapeutas, tai draugauju su mineralų karalystė, kaip aš poetiškai sakau, tai bus dalis skirta mineralams ir kaip mineralai mūsų erdvėje, kuo jie gali mums padėti, kaip žmonėms, tiek mūsų erdvėj, tiek mums kaip žmonėms. Nes gyvenam tikrai iššūkių laikotarpiu ir visos priemonės, kurios mums gali padėti stabilizuotis, pasigerinti šitą šiek tiek šoką skirtingais etapais suamortizuoti, visos priemonės yra reikalingos ir naudotinos. Tai manau, kad čia tikrai mes turėsim ir praktinių dalykų, ir praktinių užduočių, ir tas mokymas bus labai gyvas. Ačiū labai, Ieva. Man didžiausias džiugesys yra tai, kad, kaip jūs sakėte, tūkstantmečių išmintis yra sujungiama su mokslu. Ir tai vis labiau yra pagrindžiama įrodymais, moksliniais tyrimais. Tai skepticizmo šitoj vietoj tikrai labai mažėja ir poveikis ir kvantinių laukų dedamoji dalis mūsų gyvenime, pradedant sveikata ir baigiant turbūt visa gyvenimo harmonija, yra itin aktualus. Tai aš norėčiau dar jūsų paklausti, o kogi konkrečiau mokysimės šito dalyko temose, kokios bus temos ir ką sužinos mūsų klausytojas, prie ko mes prisiliesime ir kaip mes pabandysime panagrinėti šitą temą. Prašau, profesoriau, gal jūs pradėkite ir paskui Ieva prisijungit, gerai? Na, aš tokiais stambiais blokais gal tik tai išsakysiu šitą informaciją, kuri bus pateikiama klausytojams. Tai viena bus supažindinama su kompleksinių sistemų teorija, todėl kad jos nesuvokdami tų sistemų organizacijos mums labai bus sunku susivokti ir kvantiniai fizikoje. Taigi vienas blokas toks stambus bus kompleksinių sistemų teorija, apžvelgant šitą determinuotą chaoso savokas, fraktališkumą, šitą kompleksiškumo profilius ir fraktalus, kaip sakiau, ir eilę kitų aspektų, kurie būdingi būtent kompleksiniam sistemom. Ir tada perėsim prie kvantinės fizikos, pabandysim panagrinėti tą specifiką, pagal kurią mes identifikuojam, tiesiog galim pačiupinėti jos egzistenciją, ne tai, kad čia yra mistika, tai yra susietumas, tai yra superpozicija, tai yra tuneliniai perėjimai. Tie efektai kvantiniai fizikoje, kurie yra matuojami, turi savo skaitinės išraiškas ir dabar jau naudojami technologijose kuriamuose, kaip spin technologijos ir kitos. Šitą kvantinės optikos srity medicinoje taikomos jau netgi. Tai bus antras toks stambus blokas ir trečias jau konkrečiai būtent kvantinės fizikos reiškiniai gyvam organizme. Tai yra botanikai, biologijoje, ir žmogaus sveikatoje. Ir ypatingai didelę turbūt dalį šitų pristatymų tai bus sąmonės ir kvantinės fizikos sąsajos. Aplamai kalbama apie tai, kad mūsų sąmonė iš tikrųjų yra ne mūsų proto išdava, ne mūsų smegenų išdava, bet yra būtent kvantinių laukų funkcijos išdava. Ir jinai formuoja mūsų būtį ir mūsų ateitį. Ir kaip mes tą sąmonę disponuojam ir kaip mes jos pagalba kuriam darną savyje, aplinkui, tokį kelią mes savo sveikatai ir formuojame. Ir vat štai visi šitie reiškiniai, jie iš tikrųjų ten labai plati sritis, bus nagrinėjama autorių ir taip toliau. Ir
turbūt sudarys tą stuburą šitų kvantinės fizikos pasireiškimų. O būtent detaliau apie aplinkos sąsają su žmogum ir aplinkos ypatybės kvantinės fizikos šviesoje turbūt pristatys ponia Ieva. Taip, Ieva? aš pasistengsiu pasidalinti tom žiniom ir tom įžvalgom, kurias sukaupiau per daugiau nei 15 metų. Ir pradėsim greičiausiai nuo to, kad išvis įsivardinsim, kur ta žmogaus vieta aplinkoj ir kiek aplinka įtakoja mus, kiek mes įtakojam aplinką. Ir čia vėlgi labai yra graži sąsaja su kvantinė fizika, bet aš aišku šiek tiek galbūt ir atsiremsiu į tas senasias tradicijas. Ir neskaitant to, kad jos nėra lietuviškos, kaip mes kartais norim, kad viskas čia būtų pagal lietuvių tradicijas kažkokias, bet aš matau pasaulį kaip vientisą. Ir tai nereiškia, kad kitam pasaulio krašte tas pasaulis veikia kitaip, kad ta pasaulio veikimo mechanika yra kitokia. Visur vientisa Žemės planeta ir šitoj Žemės planetoje yra dėsniai tie patys visiems. Tai jeigu kažkuri šalis, kultūra, žmonės išsaugojo tam tikras žinias, tai mes tiesiog jomis galim pasinaudoti ir atsiremti į jas ir apjungę su kvantinės fizikos šiuo metu tą dalim, kuri yra atskleidžiama, mums tiesiog kaip patvirtinimai, ne, o tokie išryškėja. Tai aš pasistengsiu pasidalinti tom žiniom, kurias aš turiu. Tai tą žmogaus poziciją, kaip jisai aplinkoje, kaip aplinka veikia žmogų, kaip žmogus aplinka ir pasižiūrėsim, kokios galimos tos sąveikos, kokias užuominas mums senosios tradicijos perduoda, ne? Kokius SMS-us, kaip aš juokaudama sakau. Toliau pakalbėsim apie pačią aplinką ir apie jos daugiasluoksniškumą, kokioj sriuboj mes čia verdam. Ir čia galima sakyti, žinot, yra toks posakis, jeigu nori kažką paslėpti nuo žmogaus, padėk jam po nosim. Tai aš dar papildyčiau, jeigu nori nuo jo ką nors paslėpti, tai tu jį įmerk į tai. Tai dabar esmė čia panašiai kaip žuvis vandenį nelabai suvokia, kad jinai yra vandenį. Tai mes lygiai taip pat gyvendami tam tikroje aplinkoje mes nelabai suvokiam, kokiam kontekste mes esam ir kad tai yra didžiulis energinis resursas. Ir jeigu kalbėti apie sveikatos klausimus, tai mūsų sveikata irgi priklauso nuo mūsų energinių resursų. Ir čia labai svarbios sąsajos yra. Tai mes šitus dalykus tikrai aptarsim, pasistengsiu jums išskleisti, parodyti ir kaip ir paskatinti pasmalsauti dar giliau. Nes žinoma, mes greičiausiai neužteks tiek laiko, kad viską labai nuodugniai, galų galia čia yra labai daug dėstytojų pačiam institute holistinės edukacijos, kurie papildys jums tas žinias ir kitas. Bet aš jums parodysiu tiesiog iš aplinkos, ką mes galim gauti. Kaip žmonės, kaip energinės būtybės, ne vien tik tai kaip kaulų, raumenų ir šiaip fiziologinių darinių, reiškia, būtybės, bet kaip energinės būtybės, ką mes galim gauti iš aplinkos ir kokie tie poveikiai gali būti. Tiesiog mano vienas iš tikslų turbūt jums padėti pamatyti tą aplinką kitaip, atnaujinti požiūrį į visą tą kontekstą, kuriame mes gyvenam ir ypač 21 amžiuje. Nes yra tokių sluoksnių, kurie anksčiau nefiguravo, o dabar jie yra vos nedominuojantis. Tai 21 amžius jis įneša savo atspalvius, savo tam tikras kategorijas, apie kurias mes turim žinot ir jas adekvačiai reaguoti. Va, tai gal tiek. Ačiū labai, o dar norėčiau paklausti jūsų abiejų lektorių, kaip paskatintumėt pasirinkti klausytojus jūsų dėstomą kursą? Vienu sakiniu, kodėl man, pavyzdžiui, šito reikia? Pasaulis pastoviai evoliucionuoja. Jeigu
jums aktualu nuo jo neatsilikt. Bandom tą kelionę pradėti. Ačiū. Ieva? Na, o aš turbūt per tokią prizmę norėčiau pažiūrėti, kad jeigu mums jau yra aišku, kad ta juodoji nafta mums yra resursas ir čia visos šalis ieško tos juodosios naftos kaip resurso energinio, tai mes turim tą nematomą naftą perkeltinę prasme, kurioje mes esame įmerkti. Tai aš noriu pakviesti patyrinėti tą resursą ir manau, kad tai yra tikrai ateitis ir mūsų netgi energiniai kūnai tą kaip ir žino, kaip padaryti, bet mes patys per sąmonę savo dar ne viską suvokiam ir negalim sąmoningai to naudoti. Tai aš turbūt pažiūrėčiau per šitą prizmę ir pakviesčiau jums irgi į tai atkreipti dėmesį ir sudalyvauti šituose mokymuose. Dėkoju labai. Aš prisimenu vieną iš mūsų diskusijų, kai profesorius pasakė, kad viskas jau užrašyta kvantinėme lauke ir tai tarsi yra nuleidžiama ir diktuojama, ir aš tada iškėliau šitą klausimą, o kaip mes patys galime kažką formuoti, kaip mes patys ar galime prisidėti, tai aš kaip suprantu, per emocijas, per gerą jauseną ir per žinių turėjimą pirmiausia, tai tikrai visus nuoširdžiai kviečiu jungtis į kursą Žmogus, aplinka ir kvantiniai laukai. Ir galiu dar pasidalinti informaciją, kad Holistinio ugdymo institutas yra išspausdinęs autorės Lynn McTaggart knygą Laukas, kurią galite įsigyti, ir tai galėtų būti pirmas vadovėlis studijuojant šitą dalyką ir be abejo visa kita literatūra, kurią rekomenduos mūsų gerbiami dėstytojai. O šiandieną labai dėkoju Jums už pokalbį. Atsisveikiname ir laukiame visų prisijungiant. Iki. 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 Dėkui.